Mes turime didžiulius vandens išteklius. Milžiniškus vandens išteklius galime siurbti iš požemio visoje Lietuvoje virš 2 milijonų kubinių metrų per parą. Tokį kiekį. Tokie ištekliai yra ištirti hidrogeologų, patvirtinti ir toksai išteklių kiekis visą laiką atsistatys. Natūraliai reiškia. Mes nepažeisime gamtinio balanso. O šiuo metu mes suskaičiavome dabar jau, kad praeitais metais, tai yra 2011 metais, išsiurbta iš požemio centralizuotai vandentiekai, tai yra Lietuvos vandenvietėse, 407 tūkstančiai kubinių metrų per parą. Tai žodžiu, mūsų resursai dar yra milžiniški, palyginus, reiškia, su tais kiekiais, kokius mes dabar naudojame. Yra atlikti skaičiavimai prie visų demografinių prognozių, sakykime, 25 metais dar vandens poreikiai, aišku, galėtų išaugti. Bet jie šauks palyginus nežymiai. Ir mūsų turimų išteklių tikrai užteks. Ir dar liks.